tikrųjų žolinė yra labai sena liturginė šventė. Tai Marijos dangun ėmimo liturginė šventė, kuri jau ankstyvojoje krikščionių bažnyčioje buvo švenčiama ir šitos dogmos visų pirma pagrindas yra atsirėmęs į gilią krikščionišką tradiciją ir jau pačiais ankstyviausiais viduramžiais jau krikščioniškose Europos kraštuose šita šventė buvo švenčiama ir toliau viduramžių epochoje ji dar labiau išsiplėtė ir natūralu, kad šita šventė švenčiama tokiu labai tinkamu gražiu metų laiku vasarą ir krikščionybė į daugelį Europos kraštų, kaip ir vėliau į kitus pasaulio kraštus, atėjo kartu su tokiu inkultūrizacijos, tai vadinamu reiškiniu, kada bet kurios tautos kultūra, papročiai, bet kurios tautos ir krašto žmonių natūralus tikrovės pajautimas, nes iš esmės kiekviena kultūra atspindi patį giliausią žmogaus pajautimą, sakykime, tai susijęs su žmogaus egzistenciniu išgyvenimu, pavyzdžiui, sėja arba javapjūtė, derliaus nuėmimas ir visas bendrai žmogaus gyvenimas, buitis neatsiejamai buvo suaugusi su religinė jo patirtimi. Taigi, žiūrint iš mūsų dabarties tokio sekuliarizuoto mąstymo, mums net šiek tiek ir sunkokai įsivaizduoti, kad tai buvo nedaloma sritis, sakykime, kad ir tie tokie buitiniai, kasdieniai paprasti dalykai, o žmogui sėja, derliaus nuėmimas tai, tiesiog gyvybiški reiškiniai. Štai dėl ko galbūt ir mūsų liaudies pamaldumas, kuris nėra pasakyti tokie galbūt savokos, taip, ar tai, kurie papročiai pagoniški, ar kokie kitokie, gal taip istoriškai žiūrint ne visai taip jau būtų derėtų ir vadinti, tai tiesiog žmogaus natūralus gyvenimo tėkmės pajautimas ir žmogus aiškiai suprato, kad Dievo palaimos reikia jo gyvenimui. Ir kad gyvulėliai sveiki augtų, ir kad derlius būtų geras, ir kad Dievas saugotų namus nuo gaisro, nuo perkūnijos. Reiškia, žmogus visų savo pasauliu, žemės artumo pasauliu, tiesiog buvo persipynę visą tai su tikėjimu į Dievą. Ir šita šventė, Marijos dangun ėmimo šventė, turbūt bene išreiškia tą giliausią žmogaus džiaugsmą, nes pati šventė, nors kalba apie Marijos dangun ėmimą, bet iš esmės visa biblinė jos teologija kalba apie galutinį žmogaus išaukštinimą, apie to, ko žmogus kiekvienas trokšta, laimės, džiaugsmo, o išreiškia tai, tiesiog natūraliais tokiais žmogiškais siekiais, kad būtų sotus, kad turėtų savo namus, kad jaustųsi laimingas, kad vaikai būtų sveiki, kad žmogus tikrai šitoje žemėje gyventų pilnavertį gyvenimą. Liaudiškas pamaldumas, jeigu jis kalbėtų apie religinį pamaldumą, jis yra pati giliausia teologija. Jeigu kalbėtų apie, tokį neprietarinį religingumą, ne kokią ezoteriką, ne ką nors kitą, bet tikrą religingumą, reiškia žmogaus ir Dievo santykį su atsakomybė prieš Dievą, prieš žmogų ir pasaulį, kuriame žmogus gyvena. Tai būtent šita prasme, sakykime, mūsų, jeigu pažiūrėtume šimtmečio atgal, taip istoriškai mūsų liaudies pamaldumą, ar tai būtų kryžiaus kelio stotis, kalvarijos, arba mirusio apraudojimas, ar žolinės, ar kokia kita šventė religinė, iš tikrųjų, ji giliausiai išreikšdavo tokias pačias fundamentaliausias tikėjimo tiesas. Ir galbūt kartais mes šiandien mūsų dabarties epochoje truputį liaudiniu pamaldumu kartais vadiname, gal praeities epochos tokį inspiruotą šiek tiek tokį prietaringumą. Prietaringumas nieko bendro neturi nei su religiniu liaudies pamaldumu, nei su pačia teologija, su ypatingai, jei kalbėt apie patį tikėjimo turinį.